Palikite kasdienybės rūpešius anapus sodybos vartų. Ženkite į ramybės ir poilsio oazę. Čia jūsų kūnui sugrįš jėgos ir stiprybė. Siela išsilaisvins iš skubaus gyvenimo gniaužtų, o gamtos ir žmogaus sukurtas grožis dovanos tik pozityvias mintis. Tai perskaitėme apsilankę sodybos po ąžuolais interneto svetainėje, o nuvykę tikrai neapsigavome. Čia gražu, jauku ir ramu. Sveiki, pirties mylėtojai! Jeigu man kažkas šiandien skamba galvoj, tai vienas žodis – Platelė. Tai yra Žemaitijos pati gražiausia vieta ir sodyba po ąžuolais. Tai smagu sugrįžti į tas pačias vietas. Prieš kokius 5 metus mes čia buvome ir sugrįžti ir rasti kažką naujo. Džiaugiasi širdis, kad viskas eina į priekį. Pirčių pasaulyje viskas juda tik tai į priekį ir labai dideliu greičiu. Tradicinis mūsų pirmo garo ritualas – pirtyje, kuriai tik mėnuo. Tai yra visiškas kūdikėlis. Ir labai gerai, kai mes atvažiuojame ir pamatome viską, dar viską šviežią. Šiai pirtelį linkiu daug, kad netrūktų žmonių, klientų ir draugų. Visiems toj pirteliai, reikia pirtelį dėti, jo. Toj pirteliai lengvo garo. Gerai. Kad visi iš pirties išeitų apsivalę ir iš vidaus, ir iš išorės. Kad ir širdis, ir siela, ir kūnas atsigautų ir pasijaustų minkšto garo versmėse. Ilgų metų ir, aišku, kuo daugiau gero garo. Tebūnie taip. Tebūnie taip. Juhu. Dui. Tiesiog. Kaip irgi jauties savo pirtį? Nuostabiai. Ar pateisino tas išlaidas, tą vargą, tuos nervus? Apie išlaidas gal nekalbėkime. Vargą pateisino. Pinigai mėgsta tylą, sako jo. Apie vargą galim? Apie vargą galim. Gerai. Apie džiaugsmą gal. Apie džiaugsmą. Apie džiaugsmą. Tai kai sugalvojai pirtį statyt, tai iškart sugalvojai kokia bus, ar tiesiog? Kadangi antrą jau stačiau, tai įsivaizdavau kokius noriu. Tai realiai turiu tokį auksinių rankų draugą meistrą, tarp kitko irgi Plungiškių darbs. Kai aišku, dar Vitalijus prisidėjo, kadangi irgi architektai prisidėjo prie minties išpildymą. Mano akim tai gražiai gavos viskas. Aš to pasakysiu tiesiai šviesiai, Žemaitijoje šiaip nėra labai daug tų pirčių. Gal aš klystu, aišku, bet kiek esu matęs, tokios aš niekur nemačiau. Tai yra ko gero vienintelė tokia pirtis Žemaitijoje. Gerai pasakiau? Ačiū. Ne, rimtai, aš tiesiog tokios pirties nesu matęs Žemaitijoje. Tokia ypatingai neturi tokią dvasią, ne? Nes kai rastas nesupjaustytas į smulkiausias lenteles, jis vis dėlto turi savį kažką. Ir nesuklejot, suklėjus. O mediena, klausimas yra čia lietuviška? Vietinė. Viskas vietinė. Viskas apie Plungės rajoną. Matot, rezervų dar pasirodo turi. Dar ne viską iškirto. Dar viską išvedai neišvežė. Čia kas, pušis? Maišytas čia ir pušis ir eglis. Ir pačioj daugiau ir eglis, o viršui pušis. Visiems aišku kyla klausimas, sako, ar nebėga, sakai, tai aš visiems galiu pasakyti. Aš kol kas nematau. Pakol kas jau nėra, bet, gal ir išbėgs koks, tai žinai, bet čia. Ne į blogą. Darysim saldainius, jeigu išbėgs, sakai. Pats esi Gryn Žemaitis. Gryn Žemaitis. Ar turėjai nuo vaikystės patirties, ten pirtis, tie visi dalykai? Kaip rausdavotės? Aišku, eidavom į kolūkių pirtį bendrą. Tai ten jo. Bet tokios, sakykime, tai ne. Tai kad aš senelis to nebuvo. Tai va dabar, kai Žemaitis, kuris praktiškai neturėjo savo pirties, tu jau pastatė antrą pirtį. Tai čia kažkas vis dėlto tą pirtį smegenis aperčia.
Išplaut smegenis. Tai Virginijau, čia pas tave visas kompleksas yra. Čia iš tikrųjų atvažiavus į tarp miškų, tarp ąžuolų, randam vandens parką. Tikrai. Žingsnis po žingsnio čia vis plečiasi, vis daugėja, visko papasakau, ką tu čia sugalvojęs ir ar jau čia pabaiga? Na, apie pabaigą sunku kalbėti, bet pati pradinė vizija, kaip dėl to komplekso atsiradimo, tai turbūt reiktų kaltinti mūsų pagrindukį dukrą, kurio dabar 16 metų. Tai kai buvo 2 metukai, tai pradėjom galvoti, kaip reiktų padaryti, kad šeimai būtų atvažiavus čia jaukų, patrauklų, kad vaikai turėtų kas veikti, nes praktiškai visus kaimo turizmo sodybos, tai daugiau buvo orientuotos į balius, į tokius, kaip sakau, festivalius. O mūsų mintis buvo, kad atvažiavus šeima su mažais vaikais turėtų ką veikti. Ir dabar turim pasidžiaugti iš tikrųjų, kad jau tas mūsų spa kompleksus jau turbūt 10 metus, tai jau turim vaikų, kur nuo kūdikystės jau užaugo iki tokių jau pusbernių, kaip sakau, jau greit atvažiuos. Tai sakykime, ta visa idėja būtent ir atsirado nuo to ir kad būtų saugusių, tai matėt mūsų tas paką su mažu vaiku, kad būtų saugų, kad galėtų ir tėvai, kad turėtų ką veikti, nereiktų bėgioti iš vaikų paskos. O dabar, kadangi jau tie mūsų pirmieji paaugo, tai jau reikia ir tėvams daugiau zonos, tai čia padarėm tą zoną daugiau. Čia jau tėvams. Jau daugiau tėvams. Teisingai, tėvam irgi reikia kompensuoti šitą vargą, nes paskui vaikus susagalas baisiai sunku. Tai mes čia su Virginijau su tam ne vieni esam pirti, tai turim dar ir svečių, kurie vieni iš pirmųjų turi galimybę išbandyti pirtį. Paklauskim, kaip jiem čia dabar atrodo, Sigutė, kaip tau? Mes čia šią sodybą esam atradę jau prieš 8 metus, kai šventėme draugų vestuvės tarp kitko. Ir nuo to laiko mes sistemingai, ar žiemą, ar vasarą, ar pavasarį, rudenį, visada mėgstam atvažiuoti ir pasibūti čia. Ramybėje ir jau mūsų sūnus praktiškai čia ir užaugo. Ir įsivaizduoja visada, kad kada važiuosim po ąžuolais. Mūsų mažoji 4 metų savaitgalis, jinai sako, tai jau į platelius. Pasvirgi? Pasvirgi. Į baseiną. Jeigu sakom ne, tai nusimina. O kai pasakom taip, tai džiaugiasi. Tai bei kiekvieną savaitę važiuojam čia. Ir tokie atsirado dėka Virgio įgyvendintos minties šitą pirtis, čia nevažiuoti negalima. Čia turi nuvažiuoti. Po savaitės ilgų darbų, po savaitės rūpesčių atvažiuoti įsižeminti. Ir kaip teko čia draugai klausyti, tai kas ten, Vitaliu, kas šiaip ta pirtis, kas ten tokia yra. Aš labai mėgstu, mano šeima labai mėgstam pirtį, tai kaip užpildi tą garą, tas toks minkštas garas, tai lyg tokia pukinė kaldra švilniai apkoloja tavo kūną ir taip šildo. Čia kažkas tokio. Apsivalymas. Apsivalymas viso kūno, sielas ir mano sūnui Jonui, ten irgi nuo pat mažens užaugęs pirtyse. Jau sekmanį, tai tėtį turim važiuoti pas Virgį, turim važiuoti į pirtį. Irgi duosiu paspaust ranką, labai fainai, iš tikrųjų, kad mes taip padarėm. Žiūri, gerai. Aš manau, kad tas naujagimis tikrai vertas dėmesio. Ir jisai būtent savo aurą, būtent savo to žemaitiško tą galybę tokią, jis pritrauks daug gerų, šiltų ir nuostabių čia žmonių ir tas garas mus visus čia malonins ir malonins. Tu pats iš Telšių? Taip. Čia kiek kilometrų iki šitos vietos? Nedaug. Nedaug, tai 20-30. Kaip žemaičiam nebūna šalta, tik vėsiai. Vėsiai, tai čia nedaug. Nedaug. Tai čia gali atvažiuoti iš kur, iš Plungės gali atvažiuoti? Drąsiai. Iš Telšių? Drąsiai. Iš Palangos žmonės atvažiuoja? Čia kaip su ranka paduoti. Iš Reitavo. Iš Reitavo. Iš Mažeikių. Iš Utenos atvažiavo. Mes pagaliau radom Žemaitijos centrą. Tai jeigu kas nežinote, kur yra Žemaitijos centras, tai galima drąsiai statyti čia tokį obeliską, parašyti, kad čia yra Žemaitijos centras. Sodyba po ąžuolais. Ramūnai, būsi liudininkas. Taip. Gerom, labai geroms ir labai geroms pirtim ir tik labai geroms pirtims Žemaitijoje ir ne tik, ir visur Lietuvoje, visam pasaulyje. Vantos lapas klijuoja savo kokybės ženklą, kad visi žinotų, kad čia reikia ir būtina apsilankyti. Tau sveikatos ir tavo pirčiai ilgų metų. O! Taip! Pūkšti! Šukės laimė. Nu, ką tai? Gera lietuviška rąstinė pirtis, turkiška pirtis, garinė su druskos siena,
Vandens pramogos, vaikų kambarys, žvejyba, duonos ir kugelio kepimas krosnėje – tai vieta, kurioje visapusiškai apgalvota, kad jūs ir jūsų šeima patirtų fizinį ir dvasinį poilsį. Ačiū šeimininkams, mes dar sugrįšime.